Ką, žmogeliukai, nekėliausi nieko, kokybė kol kas nekokia. To įkelsiu šium video, to apšvietimo. Štai, kokį pasidariau grožį, čia žmonės sakė, kad čia jinai sugalvojo viską, bet iš tikrųjų tai, kažkaip aš dar abejoju tom, nebeatsimenu. Tai čia šviečia 4 metrai po 25 vatus. Ir čia šviečia 4 metrai po 25 vatus, reikės dimerį statyti. Koridoriukas atrodo neblogai. Šiaip pasiteisino šitą mintis aplink švieslangius pasidaryti apšvietimą, nes perimetre kažkaip nenorėjau labai daug metrų ir šiaip biški nuvalkiota. Dar parodysiu jums virtuvės apšvietimą pasidariau tokį. Kol kas tik tais nuo rozetės veikia, nes dar jungiklio nepadaręs. Štai čia bus virtuvės stogelis, to jungsiu. Opa. Aišku, balduose ten visi darosi tą pašvietimą, bet aš tai norėjau pasidaryti dar ir ant lubų. Nes čia lubos labai aukštas yra, tai dėl to būtent yra pažeminta. Jau montuojamos yra įtempiamos lubos, tai čia sorry šaika, pats nedarau. Nes reiktų baigti kažkokius kursus turbūt pradžiai. Tai va, čia irgi yra platesnis rėmelis būtent. Irgi šviečia 3 metrai po 25 vatus. Jeigu norit, kad pasakyčiau, iš kur pirkau ledą, tai dabar neatsimenu, Jonavos gatvės gale ten Kaune yra tokia parduotuvė. Galima sakyti Rūsy. Reiktų pasižiūrėti pavadinimą. Tai neblogai pakonsultuoja. Manau, parašysiu pavadinimą parduotuvės. Ten kondicionierių irgi susimontavau, ten gipso lubas dariausi. Visur pasidariau gipso lubas koridoriui, nes kondiką reikėjo montuoti, aplink kondiką daryti. Ledai tie visi švieslangius vėlgi apdirbti, tai čia įtempiamos lubas net nenorėjau. Soriukas dėl kokybės. Kamera ne pati geriausia. Labai tingiu atsinaujinti telefoną, aš labai priprantu prie daiktų ir paskui nenoriu jų keisti. Programėlės visokios ten. Tai iki.